Emigrantai prarasta tautos dalis. Išvyksta jauni ir darbštų žmonės. Nors jie patys pripažįsta, kad neatsižada savo tėvynės, tautos, tėvų, giminių, bet įsitikinę, kad mūsų šalyje požiūris į žmogų yra neigiamas. Pasak kai kurių žymių Lietuvos ekonomistų, Lietuvos ekonomika augs, bet labai trumpai, kadangi didelė grėsmė laukia po kelių metų, kai pajusime didžiulį darbo jėgos stygių, kuris stabdys ūkio plėtrą. Tad nenuostabu, kad garsus politikų šūkiai apie tai, kad reikia sudaryti Lietuvoje tokias sąlygas, jog niekas nenorėtų išvykti iš gimtinės, skamba panašiai kaip kalbos apie šviesų rytojų. Mūsų vis viena mastai yra tikrai patys didžiausi Europoje, jeigu imti 1000 gyventojų, tai yra mes amžinai pirmaujam. Kaip jūs sakot, tą skambint varpais, tai čia jau nebėra ką skambinti, nes iš tikrųjų apie tai reikėjo galvoti bent jau prieš 5-7 metus. O čia dabar jau yra tos pasiekmes visos. Bet aišku, situacija yra bloga. Išvyksta šeimos. Jauni žmonės, kurie palieka tėvus, tuščius namus, butus. Lieka dirvonuojama žemė, neprižiūrimi miškai. Praėjusiais metais mieste gyveno 67% Lietuvos gyventojų. Kaime 33, nors gyventojų per 20 nepriklausomybės metų sumažėjo daugiau kaip 500 000, santykis tarp kaimo ir miesto išliko nepakitęs. Jei žmogus pasirenka emigranto kelią, įtakos jo apsisprendimui daugiausia turi materialiniai ir ekonominiai sunkumai, didėjantis nedarbas. Daugelis išvykstančiųjų į klausimą, kodėl emigruoja, atsakė, kad Lietuvoje nėra pagarbos žmogui. Jie neužtikrinti rytdieną. Kad, aišku, migracija yra rinkos ekonomikos dalis. Tokiu būdu faktiškai tai yra neišvengiamas procesas. Viena. Antra, tai reikia pasakyti, kad, aišku, žmonės dažniausiai išvažiuoja siekiant geresnių sąlygų ir tai, aišku, tos pats pasireiškia ir mūsų visuomenėje Lietuvoje. Žmonės išvažiuoja pirmiausia dėl aukštesnio algų, antra, dėl galimybių surasti darbą. Ir tokiu būdu pagrindinė mūsų emigracija yra ekonominė migracija. Ir jeigu žmonės išvyksta, tai, aišku, šalis, iš kur žmonės išvyksta, praranda savo darbo potencialą. Kita problema, jeigu kalbant konkrečiai apie Lietuvą, kad mes prarandam labiau kvalifikuotą potencialą. Faktiškai labai didelę dalį tarp emigrantų sudaro jaunimas. Labai daug yra studentų, kurie baigia, reiškia, bakalaurų, magistrų. Tokiu būdu, aišku, mes prarandam savo ateitį, savo gamybinę ateitį. Iš kitos pusės tai yra kaip ir socialinė ateitis, kadangi tai yra jaunos šeimos, būsimi vaikai ir būsimi mokesčiai mūsų socialinės apsaugos sistemai. Tokiu būdu, faktiškai, kaip ir minėjau, kaip ir pasakiau, prarandam dalį ateities. Tai, kas augins duoną, sės, akės, nuims derlių, meistruos. Per tą, pavyzdžiui, krizės laikotarpį tai beveik 40% sumažėjo imigrantų oficialiai atvažiuojančių į Lietuvą. O iš kitos pusės tie žmonės, kurie atvažiuodavo laikinai, pavyzdžiui, taip vadinamos trečiosios šalys, tai yra Baltarusija, Ukraina, ir irgi jų skaičius labai sumažėjo. Yra problema ta, kad mūsų ekonominė padėtis, mūsų darbo rinka tampa vis labiau nepatraukli. Mes tampam ekonomiškai nepatraukli valstybė net trečiojo pasaulio valstybėms. Tokiu būdu, jeigu mes galvojam, kad kažkada atvažiuos ten ukrainiečiai ar atvažiuos, reiškia, turkai, čia viską augins darys, tai aš bijau, kad irgi taip paprastai jie neatvažiuos, kadangi kiekvienas nori pakankamai uždirbti ir nieks neieško darbo dėl darbo. Kiekvienas ieško darbo pirmiausiai dėl pajamų, po to dėl pasitenkinimo. Ir jeigu čia tos kainos bus aukštos, maisto kainos, būsto, komunalinės, tai faktiškai jie turi uždirbti kažkur apie 100, turi uždirbti apie $1000 į rankas, kad jiems apsimokėtų atvažiuoti ir čia pas mus dirbti, nes tokių algų kol kas nemokam. Daugiausiai emigravo iš Šiaulių ir Panevėžio miestų bei rajonų. Tad mums knietėjo nuvykti į Panevėžio rajono Vadoklių seniūniją, kuri į užsienį per keletą metų palydėjo daugiau kaip 10 šeimų. Ar vadokliškiai visam paliko savo namus? Labai yra įvairių. Yra, kurie nuvažiuoja keliam mėnesiam, po to grįžta vėl. Tačiau yra didelė dalis, kurie jau išvykę keli metai ir seniau, ir šeima sukūrė, jau jokios vilties, kad jie sugrįžtų. Daug yra išvykusio jaunimo. Tai jauni žmonės iki 30 metų, yra ir su aukštaisiais išsilavinimais ir šiaip, tačiau nemažai jau yra ir su šeimom. Liks turbūt tik tai pensininkai, kurie dar liks, o šiaip darbingų, jaunų žmonių, tai tikrai. Dar tokie galbūt, kurie šiai dienai gyvena iš pašalpų, dar šitų gal turėsim. Ką jiem čia daryti?
Juk jie išvažiuoja duoneliauti. Iš mūsų šalies išvažiuoja ieškoti duonos, kaip užsidirbti. Miestelėje sutikome Angelę, kurios vaikai jau seniai įsikūrė užsienyje. Reikia, kad vaikai būtų kartu su tėvai, švęsti šventes kartu. Ir jokie pinigai neatstauja tą šeimos artumą, tuos tarpusavio santykius. Vaikai mane kviečia išvažiuoti, bet gyvent dėl to, kad jie turėtų kur sugrįžti per atostogas. Jeigu aš išvažiuosiu, nebus namų, nebus kuriems sugrįžti tėviškę. Kiekvienas iš mūsų pasirenka kelią, kiekvienas pasirenka likimą. Vieniems reikia materialinio pasitenkinimo, kitiems dvasinės malonės. Juk žmogus gyvena vieną kartą. Tikima, kad duonos riekelė saugo nuo nelaimių ir nugali bet kokį blogį. Padeda ir nuo gaisrų gintis, ir į skepetą toli iškeliaujantiems buvo įvyniojama, kad saugotų kelionėje ir laimingai parvestų namo. O kaip duoną kepa Žiūrose gyvenanti Danutė Alubauskienė? Pirmiausia, reikia švariame duonkubilyje užmaišyti raugą. Ir jeigu labai senai kepta, tai reikia perpjauti obuolys ir aš obuolių ištepu sienelės, va taip va, žaliu. Ir maišai, ir maišau taip. Tai čia dezinfekcija savotiška. Tai tikriausiai. Tikriausiai. O tada? O tada supili truputį būlių aš verdu dėl kilimų. Bulvės supili su vandenuku tokiu drugnu, miltus ir viskas. Ir šiltai padedi. Anksčiau, kai karai laikiau, tai galima bulvių ir nedėti rūgpienių. Supili. Tada dėti druskos, kmynų, dar miltų ir vėl maišyti, minkyti ir laukti, kol išaugs duonutė. Duonos raugo receptą kaip paslaptį galima perduoti tik savo giminės moterims. Antraip gerybės iš namų išneši. Danutė Alubauskienė savo ruginės duonos receptą žino nuo vaikystės. Perėmė iš ją auginusios tetos globėjos, mat maža liko našlaitė. Ir tikriausiai perduos savo 4 vaikų moterims. Taigi, kuriame krosnį ir gerai ją iškūrename sausomis malkomis. Mes tik pušeliniai daugiausiai. Nes turim truputį ir beržų, bet beržas labai gadina pečių. Tai jau daugiausiai tik pušies malkomis kūrenam. Na, o Danutei kepti padėsime kartu su Loreta Sungailienė. Žinoma, kad be ugnies, be krosnies, be tos šilumos, be namų židinio šilumos ir duonos nebūtų. Aš tai tikiu, kad iš tiesų visos tos senusios dievybės saugo. Ir Gabija, ir tas rūgutis, arba ragutis, arba raugo žemėpatis. Visai buvo vadinama ta dievybė, kuri saugo ir globoja duonos kepimo procesą, kad visi jie dalyvauja duonos kepimo procese ir pati ta duona yra tikrai gyvas organizmas. Dzūkė Danutė prisimena, kad antra dzūkų duona buvo grikinė babka, o žemaitė Loreta žino. Seniai žemaičiai kepdavo tokį mažesnį apvalų duonos kepalėlį, vadindami Gabijos duoną. Ir ant jos irgi spausdavo tokį kryželį, kuris neturėdavo suseinančių kraštinių. Tas kryželis vėlgi, ar tai būtų tikras tas krikščioniškas, ar būtų tas nesuseinančių kraštinių kryželis, jisai simbolizuoja pasaulio padalinimą į 4 dalis. Duonos kepalas kaip pasaulio modelis. Ir ta Gabijos duona vėlgi, jinai tarsi nuo ugnies ta duona. Todėl svarbu ugnis, duona, duona ugniai ir ugnis duonai. Pirmatiniais bliekutiais visada dedu kryžių. Taip jau mane išmokino. Kryželiu pirmąjį kepalą pažymi ir Danutė Alubauskienė. Sako, taip nuo amžių priimta. Seną duonos kilmę patvirtina gausūs ir plačiai paplitę papročiai. Sako, duoną reikia kepti su meilė ir su geru nuotaiku. Kad būtų gera nuotaika, ant nieko negalime pykti, nei ant savo šeimos, nei... Pavyzdžiui, kad tokie irgi negalime išvyti per prievartą, nes duonelai mėgsta, kad jų mylėtai. Kad vaikai nereikaluotų ir kad durų nedaužytų. Negalima durės daužyti, nes sako, duonukė atsėda. Kai būna išaugus, tai jeigu trankai duris, tai jie atsėda. Tai reikia jau vaikščioti tyliai.
Lietuviai duonos nešdavosi ir grybauti, ir linų rauti, ir arti, ir ganyti, ir kitus darbus dirbti eidami. Net į karstą dėdavo. Vėlgi tikėdami, kad tas matyti išėjimas į anapus būtų jam sėkmingesnis, geresnis. Bet grįžkime prie Danutės Alubauskienės krosnies jau raikyti ruginės duonos. Seniau sakydavau, kad karšta duona negalima, nesveika labai skrandžiui ir viskam. Jinai reikia, kad prauštų. Prauštų, tai labai skanu su sviestu ir su pienu. Beje, dabar ypač madinga naminė duona. Ja kepa pačios įvairiausios šeimininkės, pačiose įvairiausiose krosnyse ir net orkaitėse. Ar tikra tokia duona? Nu, nežinau, mes kepėm kažkokių su grūdais duonutį, bet nelabai man. To nusisekė. Aš jau pripratu šitų prie savo šito kubiliukų, tai man jau geriausia šita. Na ir jei jau nukrypome į šias dienas, tai Viešnagės Žiūrų kaime Varėnos rajone pabaigai etnomuzikologės Loretos Sungailienės žodis. Tokie mūsų senolių buvo tikėjimai. Tikiu, kad ir šiandien mes galim juos prisiminti ir kartais pritaikyti. Praėjusioje laidoje klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi – Vilkaviškio rajone ar Marijampolės rajone. Šį kartą daugiau balsų teko Marijampolės rajonui. Sveikiname laimėtoją ir dėkojame balsavusiems. Šiandien klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi – Pakruojo rajone ar Joniškio rajone. Balsuoti kviečiame interneto Gimtosios žemės svetainėje gimtojižemė.lt arba telefono numeriu 86 111 09 09, siunčiant trumpąsią žinutę su tekstu Pakruojo arba Joniškio. Kviečiame balsuoti visus turinčius nuomonę šio klausimu. Jūsų atsakymų laukiame iki trečiadienio 24 valandos. Rezultatus paskelbsime kitoje Gimtosios žemės laidoje ir interneto svetainėje gimtojižemė.lt. Šiandien tiek. Nepamirškite pasižvalgyti į dangų parskrendančių paukščių ir siūlykite kandidatus Gimtosios žemės Jorio apdovanojimams. Iki kito šeštadienio. Televizijos laida Gimtoji žemė aplankė daug žmonių, kuriuos gerbia ir jų darbą vertina kolegos bei kaimynai. Miestuose, miesteliuose ir kaimuose netrūksta šviesuolių, apie kuriuos kalbama pagarbiai, bet jų geri darbai dar ne visiems gerai žinomi. Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų konkursas ir yra skirtas pagerbti tokius žmones. Kviečiame jūs visus pasidairyti po savo rajoną, miestą, kaimą, seniūniją ir siūlyti pagerbti jūsų manymų vertus žmones. Šių metų Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų nominacijos. Už tai, kad visiems būtų geriau. Visur ir visada pirma. Jaunam ir veržliam. Nominantus Gimtosios žemės Jorio apdovanojimams prašome siūlyti elektroninio pašto adresu konkursas @gimtojižemė.lt. Nepamirškite nurodyti savo ir siūlomo asmens telefono numerio, elektroninio pašto adreso, kad galėtume su jumis susisiekti. Patartume atsiųsti nuotraukų, filmuotų vaizdų ar kitokios informacijos, kuri padėtų bei paskatintų žiūrovus tvirčiau apsispręsti, kam atiduoti savo balsą. Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų laimėtojus apdovanosime tradicinėje Gimtosios žemės Jorės šventėje. Apie Gimtosios žemės Jorio apdovanojimus galite paskaityti ir laidos interneto puslapyje gimtojižemė.lt.